Šita vieta vadinasi 100% užkandinė. Šita kavinė yra Urmos turguje. Kada yra geras oras, jūs galite prisėsti prie staliukų. O mes su jumis užeisime į kavinę. Įėjimas yra iš gatvės ir iš turgaus. Čia šalia yra stotelė ir ji vadinasi Urmo bazės. Dabar mes esame turguje ir šalia mėsos skyriaus yra ši kavinė. Čia galima nusipirkti įvairių užkandžių. Pirmiausia, jūs galite paragauti, o jeigu jums patiks, tada jūs galite nusipirkti. Taip, kepu traškę vištieną, matuojam, žiūrim temperatūrą, ar jinai iškepus. Galite pasižiūrėti. Traškė, graži, skani, patys gaminam, patys formiruojam. Taip pat bulvytės kepam. Mūsų kepta duona, kurią irgi neužilgo kepsime. Kepta duona, kurią darome su šviežiu česnaku ir druskyte, kad visi gabaliukai gražiai apskrustų, neliktų nei vieno gabaliuko neiškepto. Čia šaldytuve yra daug blynelių ir blynai su įvairiais įdarais. Jeigu nenorite gaminti namuose, galite užsisakyti pristatymą. Pristatymas Kaune 2-3 eurai, o nemokamas pristatymas nuo 18 eurų. Taip pat jūs galite užeiti ir čia prisėsti prie staliuko. Čia meniu yra sriubos. Yra ukrainietiškos ir armėniškos sriubos. Kaina už sriubą ir antrą patiekalą 5 eurai ir 90 centų. Manau, kad šita vieta yra pigesnė nei kitos ir šie patiekalai yra skanus. Aš jau suvalgiau sriubą, o kitus patiekalus suvalgysiu namie. Anksčiau čia buvo kitas vadovas, dabar čia naujas vadovas ir nauja virėja. Ir virėja yra mano prenumeratorė. Ji mane pakvietė ir pavaišino skaniais patiekalais. Sveiki, brangiai, kviečiu jūs visus apsilankyti mūsų kavinėje 100%. Pati gaminu valgyti, visi patiekalai yra gaminami nuoširdžiai su meile. Gaminam ir armėniškus patiekalus, nes kadangi aš pati esu iš Armėnijos atvykus į Lietuvą ir lietuviškų patiekalų, turiu nemažą darbo stažą virėjos. Gaminam ir pagal užsakymą išvežimui galim ir jūsų šventėm galim paruošti, jeigu reikia jums. Tai vat, prašom, būtinai apsilankykit, skambinkit telefonu. Darom padėklus, kepta duona, kalmarai, kepti svogūnai yra pas mus, daug turim ko. Yra mūsų tinklalapis, galit pasižiūrėti, būtinai kviečiam maloniai apsilankyti. Po vaizdo įrašų yra adresas ir telefono numeris užsakymui. Ji yra virėja su dideliu patirtimi. Ji dirbo vaikų darželiuose ir mokyklose. Jos numerį aš taip pat paliksiu po vaizdo įrašų. Jeigu jums reikia gerą virėją, jūs galite skambinti.